Sveiki visi, aš esu Vaiva Kubilaitė. O aš Gintė Milkevičiūtė. Ir jūs klausotės podcast'o Techkinship balsai. Pašvenčiu, pamiršusias, kaip čia ką reikia daryti. Gintė, aš norėjau paklausti, tai praėjo šventės. Gal gavai kokių nors įdomių dovanų iš darbo? Šiaip per visus ilgus metus, kiek aš čia dirbu, esu visai gavus daug įdomių dalykų, tai visokio merčo, aprangos, dauguma dalykų, podelių, indelių, kuprinių, vietų, kur susidėti daiktus. Bet turbūt, kaip vienas mano kolega sakė, kad čia turbūt mūsų įmonė nori, kad mes būtume labai well hydrated, daug gertume skysčių, nes jis buvo tada tuo metu neseniai prisijungęs, tai pasveikinimo krepšelį gavo visokių podelių, tada dar vieną gavo ir dar kalėdom tuo metu gavo irgi termosą. Tai sakė, čia turbūt reikia daug skysčių gerti. Man turbūt per tą laiką įdomiausia kalėdų dovana buvo panetonė, kai mes gavom kiekvienas po didelę panetonę. Ir taip galvotum, toks paprastas dalykas, bet jau daug metų praėjo ir visai aš taip tą gerai panetonę prisimenu, nes niekur nereikėjo jos padėti, galėjai suvalgyti ir dar turėjo tokį gerą prisiminimą, kad galėjai nekaupti ir skanu buvo. O tu gal esi išmetus kokių darbo dovanų? Išmetus, tikrai ne vieną. Bet dar grįžtam prie tavo kolego, žinai, tai galvoju, man tai iš tikrųjų labai patinka, kai gertuvės dovanoja, nes aš pastoviai jas pametu, tai tiesiog, žinai, kitą iš stalčiaus išsitraukia, tai gertuvės man, pavyzdžiui, yra viena geriausių dovanų. O išmetus, tai tikrai esu. Nes būnagi pridovanoja ten tokių keistų dalykų ir net ir dabar turiu porą dovanų tokių, kur jau porą metų jos guli lentynoj, laukia, žodžiu, kol aš prisikaupsiu ir atsisveikinsiu, nes kaip ir nejauku, kaip ir nefaina, žinai, ir ten neįdėsi į Facebook Marketplace, aš tai nedaug dievą pamatys kas nors, tai su brandu. Jo, ir dar su brandu, tai visai nežinai, bet esu, jo. Ne visada pataiko darbovietė su dovanom. Gal nėra paprasta išrinkti dovaną, kai tu ją renki 1100 ar kažkokiam dideliam skaičiui žmonių. Kad tiktų visiems turbūt nelabai įmanoma. Taip. Tai va, šiandienos tema ir kalbam apie tai, kas svarbu kiekvienam darbuotojui arba bent jau daugumai, ypač tada, kai pakeičiam darbą, visi nori sužinoti, tai ką ten pas jūs duoda, kokių gerų dovanų ir papildomų naudų yra toje įmonėje. Tai norim pakalbėti, kokios iš vis tos papildomos naudos ir dovanos būna, ką mes laikom papildomom naudom, kaip darbuotojai ir kaip įmonė supranta, kas ta papildoma nauda, ko jomis siekiama ir aš pati galvoju, kad kai gaunu kokį naują įdomų dalyką darbe arba atsiranda koks naujas perksas, ar čia jisai mane motyvuoja ar ne. Tai va, tai norim šiandien apie tai ir pakalbėti. Ir Vaiva, kokių tu įdomesnių dovanų esi gavus arba kokių papildomų naudų darbe turėjus? Žinok, turbūt tokia viena įdomiausių yra buvus kažkada seniai studijų metais, aš dirbu Vokietijoje antikvariate. Ir antikvariatas buvo sujungtas su tokia paslauga, kad mūsų įmonė atvažiuoja į namus ir juos išvalo. Tai jeigu, pavyzdžiui, tavo seneliai mirė, yra didžiulis namas ir tu nenori užsiimti tuo tvarkymu, tai mes atvažiuojam ir, žodžiu, viską peržiūrim ir tada ta paslauga jums nekainuoja, bet mes pasiemam kai kurios daiktus. Tai, žodžiu, jeigu tu būdavai geras darbuotojas, tai tokį kaip benefitą gaudavai galimybę važiuoti kartu su vadovai, žodžiu, apžiūrėti tų namų. Žinok, įdomiausias dalykas gyvenime. Ta prasme, aš esu varčius ten Hitlerio laikų lėkštes, kurios buvo ten jo artimiausiam žmonėm, žinai, papuošalų visokių. Žiauriai cool, labai man patiko. Tai čia iš tokių, žinai, įspūdingiausių, kas yra buvę. O šiaip tai galvoju, kad kažkaip bent jau pas mane darbė, tai atrodo, kad viskas taip labai, kaip ir pas visus, žinai. Kaip ir pas visus. Aš irgi kažkokių unikalių dovanų neturėjau, bet va tokia dovana, kaip papildoma nauda pažiūrėti tokius senus namus būtų, tikrai įdomu. Kai ruošėme šiandieną irgi pasigūglinom ir tu ir aš turbūt, kokių čia gerų dalykų yra ant šios žemės ir ko čia įdomaus galima rasti darbo
kitose įmonėse. Tai va, keletas dalykų, kas mane šiaip taip va, nesitikėjau, bet skamba visai gerai. Pavyzdžiui, Japonijoje yra įmonių, kurios duoda žmonėm ekstra dienų atostogų, jeigu jie per tas dienas ieško savo gyvenimo partnerio. Nes Japonijoje didelis dalykas yra vienišumo problema, tai vat, net įmonės taip sprendžia. Paskui tokie dalykai kaip gyvūno draudimas, visai gal naudingas reikalas. Bet 4 darbo dienų savaitė vasarą, o vienas mano draugas yra šitą turėjus, viena Lietuvos įmonė šitą darydavo, sakė, kaip gerai būdavo penktadieniais, tiksliau pradėti kempinimą ar kažkur važiuoti prie jūros ketvirtadienį vakare. Labai wow. O turbūt dar viena tokia įdomesnė, kokią pagalvojau, kad net nebūčiau susimaščius, kad tai galėtų būti papildoma nauda. Tai Patagonija įmonė, kuri gamina visokius laisvalaikio lauke buvimo rūbus ir daiktus. Tai jie turi ekstra dienų, jeigu tavo atostogos yra climbing, sightseeing ir stovyklavimas. Tai šitas labai įdomiai nuskambėjo. Ir jie sumoka užstatą už tuos savo darbuotojus, kurie yra suimami ramiai protestuojantis. Okay. Tai nepagalvotum, kad čia tokio dalyko reikia, bet wow, šiaip tai šitas buvo tikrai man įdomi papildoma nauda. Bet ir kartu labai atlepianti kompanijos kultūrą ir vertybę. Tai tas iš tikrųjų labai smagu, nes aš tai iš tokių įdomiausių, ką radau, tai aiškus dalis to yra Amerikoje ir, pavyzdžiui, ten kelios kompanijos, man rodos, ir Shopify'us ir dar kažkas padeda įsivaikinti. Skiria ten pinigų, padeda su teisininkai, žodžiu, kad tau įsivaikinti. Arba susitvarkyti migracijos dokumentus tavo šeimos nariam. Tai toks iš įdomesnių. Tada ten, pavyzdžiui, nemokami bilietai vietinės arenos, vietiniai. Čia pramogų saliai, ten kažkokiuose koncertuose, kas šiaip skamba visai fainai, aš visai norėčiau, jeigu mums, pavyzdžiui, duotų ten kokiam geriam koncertam. Bet turbūt iš tokių man pačių įspūdingiausių, tai Johnson & Johnson turi, kad jeigu tu vis dar esi maitinanti mama ir keliauji darbo reikalais, tai jie suteikia shipmentą pieno tavo vaikams. Žodžiu, tu esi komandiruotėj, nusitrauki pieną ir jie ten suteikia paslaugą tokią, kad ten viską, žodžiu, palaikyta temperatūra ir, žodžiu, šipina vaikam į namus. Tai toks galvoju. Bet man vėlgi toks labai Amerikos vaibas, nes pas mus Lietuvoje tai dažniausiai mamos, jeigu maitina, tai darba labai reta, kuri išeina iš tikrųjų. Ir turbūt tada, jeigu jau išėjo, tai bent jau komandiruotės tai nevažiuos. Bet, žodžiu, va ten kaip ir vis tiek sprendžia kažkokią tavo, problemą. Tai visai cool. O aš, žinai, galvojau, kai čia irgi ruošiaus tai temai ir truputėlį googlinau, tai visų pirma, kas man pasirodė įdomu, mes tai lietuviškai, jeigu aš teisingai suprantu, čia gal Lina mūsų pašnekovė vėliau galės dar patikslinti, mes tai turim terminą tik tais darbuotojų naudos. Ar tu esi dar kažką girdėjęs? Papildomas naudas. Daugiau turbūt taip ir vadinam. Čia turbūt vienintelis, nes angliškai, tai žinai, mes turim ir benefit, ir perks, ir po to dar ten keli skirtingi, žinai. Tai aš net pasigūglinau, ar skirtumas yra, nes šiaip juos dažnai naudoja, tarsi kaip sinonimą tą patį, bet pasirodo iš tikrųjų, kad perksai yra labiau tokie smulkus dalykai, ten kaip kava arba ta ofise, ten vaisiai ir dar kažkas, o benefitai jau būtų tie tokie didžiausi. Ir aš be googlindama tai netgi radau, kad visos tos naudos iš tikrųjų dalinasi tokias tarsi 5 kategorijas. Tai viena yra tos tradicinės, kas yra draudimas, ten galbūt retirement planas, kaip čia pensijos kaupimo planas ar ne, laikas atostogos, pavyzdžiui, ir panašiai, tai tokie gana dideli sprendimai, tada yra lifestyle arba gyvenimo būdo naudos ir ten jau yra, pavyzdžiui, laisvos valandos, kad tu gali pasirinkti, kada nori dirbti, darbas, darbostogos lietuviškas terminas? Darbostogos. Arba darbas iš namų, pavyzdžiui, ir panašiai. Tada yra asmeninio tobulėjimo, tai čia kas mums irgi Lietuvoje gal visai įprasta, kad tu ten kažkokius kursus gali eiti, mokymus ir panašiai. Tada yra būtent ofiso jų naudos, tai ten kavos, arbatos, žodžiu, bandelės ir visa kita, gaming rūmai. Ir tada, aiškus, yra finansiniai, tai ten galbūt akcijos, galbūt bonusai kažkokie ir panašiai. Wow.
Visai įdomu, kad jie čia taip sukrenta į tokias temas ir nėra čia toks Wild West visas tas papildomų naudų pasaulis, o pasirodo visai čia yra struktūruojame. Aš tai netaip seniai naudojausi savo darbo papildomą naudą work from away. Buvau tokių darbostogų Londone ir pasinaudojau progą apklausinėti ten pasaulio finansų sostinę arba bent jau vieną iš kelių finansinių sostinių, kas jau ten gero yra ir ką žmonės gauna įdomaus darbe kaip papildomas naudas. Tai apklausiau savo draugę ir keletą jos draugų, ką jie čia gero, ko čia gero yra ir ar čia kažkaip Lietuvoje jau taip labai kuklu, ar vis dėlto visai normaliai. Tai čia jie vis dėlto taip išgalvoja man tokius 5 dalykus, kas yra svarbiausia. Tai pirmas ir pats svarbiausias, tokia nauda, kur tikrai ne visi turi, čia gana retas dalykas ir tai yra unlimited holidays. Gali imti atostogų tiek, kiek nori. Tai Anglijoje šiaip yra 25 dienos, plus visokie ten laisvos dienos metuose. Ir žmonės ima daug atostogų daugiau, bet mano ta draugė gal 30 kelias dienas 24 metais išnaudojo. Ir aš tada klausiu, bet kaip čia, kaip čia pas jus veikia, ar ne? Taigi čia toks dalykas, kur, tai aš man fantazijos netrūksta pačiai, man trūksta atostogų dienų dažniausiai. Ir sakau, tai kaip čia dabar nėra taip, kad žmonės pusę laiko atostogauja. Tai gali būti ir toks būdas, kad žmonės iš to streso net neima tų atostogų ir atostogauja mažiau negu tos jų 25 dienos. Bet vis dėlto, kaip įmonė pateikia tai, kad tai yra papildoma nauda, bet iš esmės jinai yra tokia vien dėl to, kad įmonė labai pasitikė savo darbuotojais. Labai kruopščiai jas atsirenka, žmonės to įmonė ilgai dirba, dauguma yra vyresni ir iš esmės tai yra vadovo atsakomybė kaip švelniai prižiūrėti ir siūsti signalą darbuotojui, jeigu jis jau šiek tiek persistengia, arba kito atveju tiesiog jam duoti gerokai daugiau atostogų, jeigu jis mato, kad tam žmogui to reikia. Tai tokį duoda kaip ir lankstumą. Mano galva, šiaip tai wow, šitas labai gerai skambėjo. O Ginte, tu išnaudoji visas savo atostogas per metus? Aš esu amžiname minuse. Tai šiuo metu mano tikslas yra prikaupti taip, kad aš galėčiau atostogų išvažiuoti tokiam gerom 2 savaitėm, grįžčiau ir dar liktų kokią 1 ar 2 dienas. Tai aš tame kelyje, bet aš dar ne ten. Okay. Nes aš galvoju, šiaip skamba wow, kaip patraukliai, neribotos atostogos. Ir man skamba labai patraukliai, bet tuo pačiu aš esu žmogus, kuris turi 27 atostogų dienas sukaupęs. Ir galvoju, kaip? Geras klausimas, nes aš dažniausiai netostogauju, aš dažniausiai dirbu kažkur išvykus, žinai. Aš labai retai keliauju kažkokiam ilgesniam laikui. Nesuprantu, kodėl iš tikrųjų, ar bent jau paskutiniu metu to nedariau. Ir tada ten skrendu į Paryžių, į kokią operą, bet tada aš vis tiek dirbu tas dienas ir tiesiog vakare leidžiu laiką. Tai aš tai turiu tikslą keisti šitą savo žodžių būdą, bet galvoju, skamba labai įspūdingai, nors aš pati neišnaudoju atostogų, bet norėčiau šiaip. Tai va, tavo vadovo darbas turbūt būtų tave paskatinti eiti atostogų, o ne tik dirbti. Tai va, antras dalykas, ir aš tam irgi galvoju, man čia pačiai labai svarbu, tai yra sveikatos draudimas. Ir Jungtinėje karalystėje yra kitokie tie planai, kaip ten viskas sudėliota, negu pas mus, kad įprasta, bet iš esmės geras sveikatos draudimas, kuris tau leidžia eiti pas gydytoją, pas psichologą, tavo ir mental, ir dental, ir kokią nori tik tai visas sveikatos pusės padengtų, su maža dalim, kurią reikia pačiam darbuotojui sumokėti. Tai į Anglijos sveikatos draudimą yra net, pavyzdžiui, vaisingumo gydymas, ko mes čia neturim ir čia yra labai brangus dalykas Lietuvoje. Tada trečias dalykas, kur wow, irgi labai cool, yra geras maistas. Bet geras maistas yra ne tas pats, kas maistas, kaip mano draugė man pasakojo. Ir yra kaip tokie 2 būdai, kaip Anglijoje daro, nors šitas dalykas irgi retas. Tai yra arba didžiulės subsidijos maistui kažkokioj valgykloje, tai reiškia 80-90%, arba tiesiog maistas, kur darbuotojai gali eiti ir būna pusryčiai, pietus ir vakarienė.
Tai tu iš esmės visą dieną praleidi ofise, bet tu gali ten, tarkim, nueiti ir pasportuoti, bet tu žinai, kad tu gausi net kartais šefo darytą maistą ir tas geras maistas tai reiškia steiko salotos, kažkokia antiena, kažkas labai sveiko, opcijos vegetarams ir ten tai, ką jinai man pasako, tai skamba, okay, wow, too good to be true. Tai čia tikrai ne visos įmonės turi, bet tokios, kur dirba tech ar finansų srity, tai tiesiog Londone komiutinimas yra labai didelis dalykas, žmonės ilgai užtrunka nuvažiuoti, tai šitas dalykas tikrai geras. Ir tikrai pritraukia, manau, žmonės eiti į ofisą. Ypač jeigu gauni vakarienę, kokią 7, tai dar gali spėti pasportuoti ir tada grįžti pavalgyti vakarienės ir tada ramiai važiuoti namo. Wow. Bet sakau, jo, šitas būtų tikrai unikalus dalykas. Man atrodo, paklausim Linos, man atrodo, Lietuvoje įdomu, ar kas nors kažką tokio turi. Tada yra gymas ofise arba kažkur aplink ofise, kad darbuotojams būtų patogu ar ten darbo metu, per pietus, kas mėgsta, arba labai anksti ryte, prieš darbą arba po darbo nueiti į sporto salę. Na ir koks pensijų kaupimas, ko Lietuvoje pas mus irgi nelabai yra, irgi, sako, geras dalykas. Tokie įdomesni dalykai, ką paminėjo Londono publika, tai jie turi visokių subsidijų masažistui, kirpėjai, barzdaskučiai ir panašiai. Tai tokios kažkokios didelės nuolaidos. Tada įmonė būna remia mašinos paskolą, ypač elektrinės mašinos, arba būsto paskolos kažkokios, jeigu dirbi to įmonį, gauni kažkokias specialias geresnės sąlygas. Tai šitas labai, man atrodo, cool dalykas, ypač žmonėm, kurie ieško būsto. Darželis, bet čia sakė irgi labai retas dalykas ir Amerikoje būna įmonių, kurios turi, bet šiaip tai darželis, net kolegų klausiau darbę, sakau, ar būtų gerai darželis, sakau, wow. Jo, darželis sutaupytų laiko, važinėjimo ir viso darbo. Bet kas mane dar šiaip nustebino ir aš irgi klausiu, sakau, gerai, o tai pats ofiso grožis, kaip jis atrodo, ar čia yra svarbu, ar nebaisiai. Tai sakė, kad nesvarbu. Gal patogiai, kad privažiuot, bet ta prasme, kaip pats ofisas atrodo, jeigu duoda gerus pietus, tai netiek svarbu. Tai va. Aš tai, žinai, kažkaip galvojau dar irgi, ką čia Lietuvoje mes tokio esam turėję kiečiausių. Ir apskritai galvoju, kai lyginamės mes Lietuva ten su kitom, pavyzdžiui, kad ir vakarų Europos šalim, o ypač su Amerika, tai dalis pas juos labai kietų laikomų, labai tokių spūdingų benefitų pas mus neveiktų, nes, pavyzdžiui, valstybė visai gerai ten užtikrina tam tikrus dalykus. Tai irgi matyt labai svarbu nuo to tokio kultūrinio ir, nežinau, situacijos šalyje, kas tau svarbu ir kas nesvarbu, bet galvoju, pas mus Lietuvoje tai tikrai esu mačius, kad Shopify'us vienu metu turėjo tikrai įspūdingą naudų visą paketą, jie ten kažkaip, man rodos, kad ir naudoja ten kažkokią sistemą, kur tu pats gali išsirinkti, ko tu nori, bet tame sąraše buvo ten ir namų tvarkytoja, žodžiu, ir panašiai, tai toks, aš pavyzdžiui, labai mielai namų tvarkytos paslaugom pasinaudočiau. Tai man patiktų. Bet ko aš laukiu ir ką, žinau, kad kai kuriuose šalyse sprendžia ir žinau, kad Lietuvoje kai kurios įmonės ieško sprendimo, bet nėra taip paprasta su mūsų įstatyminė baze. Tai būtent kaip padengti skirtumą, kurį patiria jauni tėvai, nauji tėvai išėję į vaiko auginimo atostogas, tai būtent tą skirtumą tarp išmokos ir atlyginimo. Nes kuo tu aukštesnėse pareigose, tuo tas skirtumas yra didesnis. Ir tas tikrai apsunkina šiaip jau tavo gyvenimą, tu turi vaiką ar ne, turi papildomų išlaidų, bet gauni mažiau pinigų, tai žinau, kad kai kurios kompanijos iš tikrųjų Lietuvoje ieško sprendimo, kaip tą padaryti ir aš manau, kad tai bus vienas kiečiausių iš tiesų benefitų, kas galėtų būti, jeigu tu planuoji turėti vaikų. Okay, wow, tikrai įdomu, gal tada ir tėčiai dažniau eitų atostogų. Pavyzdžiui, nes dabargi dažnai kaip sako, vienas iš tokių priežasčių yra, kodėl mamos eina, nes mamos paprastai mažiau uždirba, tai kaip ir mažesnis los yra kas. Būtų faina, kad mamos irgi uždirbtų tiek pat kiek tėčiai, bet šitą palikim kitai temai. Bet klausyk, mes čia pakalbėjome apie tokius, šiaip jau labai fainas naudas, ne? Aš galvoju, aš irgi turiu draudimą ir vienas geriausių dalykų turbūt, ką darbovietė man galėtų duoti,
Bet mes su tavim diskutavom ir aš žinau, kad tu turi pavyzdžių tokių įdomesnių, kur kai mes išeinam iš savo tech industrijos burbulo, tai ten tos darbinės naudos visai kitaip atrodo. Jo, aš tai, žinok, dar galvoju, kad mes čia, kol ruošėmės ir klausinėjom žmonių, vat, kas čia įdomaus, ko čia yra, vat, ką čia mum įmonė šiais metais naujo pasiūlys ir kokio čia masažo kėdę gausim. Tai pagalvojau, kad paklausiu tokio savo draugo, jisai dirba, sakykime, valstybės sektoriuje ir sakau, tai sakau, kokių čia pas jūs naudų yra ir kokių čia jūs gerų dalykų gaunat, kas čia tau patinka. Tai sakė, čia pas mus yra valgykla, tai tas subsidijuojamas maistas labai fainai ir tikrai patogu ir greita, ten nereikia galvoti, ką tau reikia valgyti daryti ir panašiai, nieko paltų nereikia rengtis. Tai valgykla, taip, čia turbūt universalus geras benefitas. Antras dalykas buvo sporto salė, kad jinai yra ir ten galima lengvai ją pasiekti bet kuriuo ten paros metu. Ir sako, bet žinai dar kas man labai gerai būna, kad mes turim susitikimų salių, kurios gerą projektorių turi, whiteboardą, visokių plamasterių, pieštukų. Ir čia, galima ją užsibukinti, kai man reikia susitikimą turėti. Ir aš taip žiūriu, sakau, čia šiaip savo darbo priemonė, mes priskiriam tokį dalyką prie darbo tiesiog priemonių, ne? Kad tu turi kur žmonės pasikviesti ir kur darbo reikalus aptarti. Tada pagalvoju, gal tada taip, bet žodžiu, salė ir valgykla tada. Ir klausyk, tu sugadinai žmogui didžiausią naudą, bet tai reikia nesakyti. Bet tarp kitko, mums skamba tam tikrą prasme kurioziškai, ar ne, nes kaip tu ir sakai, tai yra tavo darbo priemonė, bet aš lygiai taip pat esu su draugu kalbėjęs, kuris gamybinė įmonėje dirba ir jisai pats inžinierius, tas toks, žodžiu, linijų, bet jam tenka irgi važiuoti pas klientus, tai pakeitė organizaciją ir labai džiaugiasi, kad davė naują kompiuterį, kuris paveža visas tas inžinerinės sistemas ir nereikėjo pačiam nusipirkti adapterių, kad prijungti prie ekranų, žinai, nes praeitam darbą reikėjo pačiam nusipirkti. Ir čia buvo jo wow, ir aš galvoju. Gerai mes gyvenam, šiaip jau galvoju. Wow. Aš net vakar kalbėjau su savo mama, paklausiau, tai jau sakau, kokių pas jūs naudų būdavo, nes mano mamos karjera tęsiasi daugiau nei 50 metų, tai jinai mačius daug dalykų. Sakau, ką? Sakau, dabar žiūrėk, pas jūs dabar pas jūs yra ten ir gražus ofisas, ir ten jūs visokius team buildingo activities darot ir panašiai. Sakau, bet senais laikais, kai dar manęs nebuvo, kokių gerybių būdavo. Nežiūrėjau, sakau, tai žodžiu, nebuvo nei virtuvių, sakau, bet tai kaip kavą gerdavot, ar vandenį, ar kažką, tai nieks, sako, negerdavo net prie stalo vandens ar kavos. Ta prasme, net ir kompiuterių nebuvo, tai ten užpilsi ant popierio ar kažką, tai tiesiog gerdavai prieš darbą, per pietus po darbo. Tai pagalvojant apie tą, kiek laikai šiaip keičiasi ir tas lūkestis ir darbuotojų, ir darbo vietai, ir patogumui, kiek jis yra ir pačių įmonių, žodžiu, keičiamas laikui bėgant ir kita vertus ir pačių darbuotojų lūkesčiai ir poreikiai kyla. Bet čia tu labai gerai nuėjai į tą sekantį kampą, kurį aš noriu iš tikrųjų paliesti, tai būtent apie tos lūkesčius, nes kas atrodo man, bent jau, kad rinkoje mes turim tam tikrą disonansą. Iš vienos pusės organizacijos, tikrai labai stengiasi, ypač mūsų tech industrijoje, ar ne, tai ten ir workationai, ir ofisai, ir vakarėliai, kurie yra ten max grant, ir ta prasme, ten vaisiai ir maistas jau nieko nestebino ofise, ne? Ir kartu darbuotojai, tai nepasakytum, kad labai vertina. Ir, pavyzdžiui, aš čia irgi kalbėjau su savo beje komandai, tiesiog pabandžiau paklausinėti, įmoniai, ką jie mato kaip naudas. Pas mus ofise, pas mus organizacijai, tai, žinau, buvo labai liūdna klausytis, nes iš tikrųjų viena iš daugiausiai paminėtų naudų buvo draudimas, kas labai nice, bet, pavyzdžiui, nepaminėjo nei ten vaisių, nei kad mes ten turim nuostabią terasą, kaip, pavyzdžiui, naujam ofise, nei vakarėlių, nei dar kažką. Ir netgi kai kurias iš tų naudų tai paminėjo kaip tokias, tai čia reikia eiti, žinai, toks, kad tarsi prievolė čia, o ne nauda. Ir aš galvoju, kodėl mes taip nevertinam tų naudų. Man tai irgi šita dalis iš mano vienos iš ankstesnių įmonių, mes irgi, mūsų HR-as paruošdavo didelį sąrašą, gal 50 pozicijų, ką mes čia gero darom. Ir darbuotojai galėdavo išvardinti, 5 jau būdavo daug.
Tai toks tikrai didelis toks disonansas ir atrodo, tai ar čia verta gal stengtis, gal čia tiesiog nėra daug prasmės, nes žmonės vis tiek arba kiekvienas atsirenka tai, kas yra svarbu, arba tiesiog geras sveikatos draudimas ir you're golden, 80% viso ko padengta. Yes and no, žinai, kaip ir 80% padengta, bet tada darbuotojas pasižiūrės, ką konkurentas siūlo milijoną kitų dalykų ir išeis ten, žinai. Tai toks irgi, negali, aš galvoju, taip pat užmigti ant laurų tik su draudimu, nors jis tai ir yra labai geras sprendimas. Bet kitas irgi kampas čia, besiruošdama šitam, irgi kalbėjau ten su draugais ir, pavyzdžiui, vienoj, tikrai kieta tech kompanija Lietuvoj, jie nuolat daro workation, žinai. Ir aš atsimenu, mano draugė pirmais metais važiavo į workation ir buvo tokia happy, jau tokia laiminga, wow, čia mes visa komanda, kaip bus smagu, lalala. Ir tada praeina metai, žodžiu, reikia 2 metus važiuoti, aš jos klausiu, kaip, aš žinau, kad nelabai aš noriu, tai važiuojam ten pat, kur praeitais metais. Ir aš klausau ir galvoju, ar turim tai? Ta prasme, tave organizacija vežasi, kai jau pas mus čia niūrų, kažkur, kur saulė ir žydras vanduo, ir tu burbuliuoji, kad 2 metai ten pat ir todėl tau neįdomu. Tai man toks, žinai, aš pabandžiau ir pasigūglint truputį ir tiesiog pabandyti suprasti, kas vyksta, žinai. Ir iš tikrųjų įdomu, kad šiaip ir mokslas visai sako, kad tos naudos, kaip čia pasakyti, jos pasensta tam tikrą prasme. Yra netgi toksai, pasirodo, mokslinis terminas hedoninė adaptacija. Tai reiškia, kad naujos privilegijos tampa kasdieną žmogui. Ir labai greitai tas vyksta ir sako, kad beveik 50% darbuotojų nebevertina kažkokių naudų, kurios yra kasdienės. Tai va, ten pas mus, jeigu kiekvieną dieną yra vaisių, žodžiu, ir dar kažko, tai žmonės į tą žiūri kaip normalu, taip ir turėtų būti. Štai pas mane namuose irgi kiekvieną dieną vaisių yra. Bet kažkaip taip vertina, žinai. Tada yra kitas dalykas, kad bet tuo pačiu, pavyzdžiui, tai reiškia, kad tu iš principo nuolat turi kažką naujo sugalvoti. Ir jeigu tu nesugalvoji, tai žmonės netgi gali pykti, nes jiem atrodo, kad tu nesirūpini jais. Žodžiu, jeigu yra visada vaisių ir arbatų ir šokoladų ir bandelių, tai tu jais nesirūpini, nes nepagalvoji, kad gal reikėtų ir, nežinau, kamolių. Parava, nežinau, kažko kito, žodžiu. Tai to, žinai, tu duodi naudą, bet jeigu nėra naujumo jausmo, tai gali būti, kad bus priimta su kritika, žodžiu, tavo nauda. Žodžiu, jas reikia rotuoti tada, ar ne? Turėti kažkokį platesnį sąrašą, kur tarkim, ledai tik vasarą, arba bandelės tik tai sausį, o tada vasarį šokoladai, o paskui porą mėnesių nieko, kad žmonės neįkristų, kaip tu sakei, tą hedoninę adaptaciją. Bet čia šiaip gera mintis, žinai, ir labai primena, ką sako tėvai su vaikais daro, kad suslepia visus žaislus ir tada ten vieną mėnesį vieną, kitą mėnesį kitą. Tai taip, atsiprašom, čia darbuotojus prilyginam vaikam, mes irgi darbuotojas, tai tokios pačios, aš irgi vaisiais per daug jau nebesidžiaugiu, bet dabar pradėsiu džiaugtis, šitą podcast varos labiau. Bet šiaip gera mintis iš tikrųjų, kad, nes mes prie gero priprantam, žinai. Bet kitas, galvoju, ką ir tu paminėjai apie tai, kad pas jūs praeito organizacijų buvo visas sąrašas ir žmonės negalėjo išvardinti. Ir ką aš lygiai tą patį pamačiau pas tave, žinai, ir aš galvoju, kad matyt, vienas iš dalykų yra tai, kad mes nevertinam to, ko nesuprantam. Ir vėlgi čia pasižiūrėjau šiek tiek statistikos, kad šiaip daugiau nei 3/3 darbuotojų dažniausiai nežino, kiek darbdavys išleidžia jo naudom. Aš, pavyzdžiui, irgi nežinau, kiek mūsų organizacija išleidžia naudom. Ir galvoju, kad galbūt tai irgi gali būti viena iš priežasčių, kad tu nevertini, žinai, nes kas nemokama, tai tu to nevertini, o kadangi tu nežinai kainos ir nežinai, kiek tai pastangų reikalauja ir resursų ir viso kito, tai tiesiog nevertini. Tai dar čia toks irgi galbūt galėtų būti, nežinau, patarimas organizacijom, kad kalbėkite apie tai gana daug ir gana atvirai. Čia kaip sako, žinai, miške nukrito medis, nieks negirdėjo, ar jis nukrito. Tai jeigu tu darai kažką labai gero, bet nesugebė apie tai tinkamai iškomunikuoti ir susirinkti visų tų karmos taškų, gal kartais ir neveikia. Jo. Ir matyti dar vienas iš tų, ką mes ir prieš tai minėjom su tom dovanom, ar ne, kad visiems nepataikysi. Iš tikrųjų, ir tą reikia suprasti ir ypač, kai organizacijos yra didelės, jeigu tu nepersonalizuoji ir nedarai tų dovanų asmeninių arba tų naudų asmeninių, tai matyt pataikyti yra sunku.
Ir dar čia toks man kampas, vat, būtent apie tuos renginius irgi, kad, nes ir pas mus organizacijų visada pasižiūri, tai kiek žmonių sudalyvavo renginyje, nedarom ten, vat, pas mus 300 darbuotojų, nu tai jeigu sudalyvavo 100, tai, nu nesidžiaugiam, žinai. Bet aš galvoju, ką mes kartais pamirštame vertinti, tai kad žmogus aukoja savo laiką. Ir iš tiesų gal yra, ir tada dar labai priklauso, aš manau, netgi kokio tipažo žmonės pas tave dirba. Ar tai yra jauni žmonės, ar tai yra žmonės su šeima. Nes jeigu žmonės, kurie turi šeimas, nu tai natūralu, kad jie labai, kaip čia, turi iš ko rinktis, kaip praleisti savo laiką. Ir matyt, tą reikia tiesiog įvertinti ir gal truputį paprašiau žiūrėti, nu kad sudalyvavo 100, tai yra labai neblogai. Aš galvoju. Bet manau, kad čia daug yra tiesos ir būna dažnai, kad jeigu koks nors įmonės vakarėlis arba kažką planuojam, tai tikrai būna, kad sako, aš negaliu, man nepatogu ir laiką rasti, kuris tiktų visiems, praktiškai būna neįmanoma ir tada gaunasi, kad lieki su gerokai mažesnė komanda, kuri dalyvaus. Aš dar galvoju, kad pagalvojau, kad išnaudotas papildomas naudas ir paimti viską, ką įmonės siūlo ar dalyvauti vakarėliuose ir tokiose veiklose, kurios yra gal po darbo arba gal reikalauja daugiau tavo laiko. Tai gal tai dar didelė dalim priklauso nuo to, kokia tavo komanda ir su kuo tu tą workationą, tarkim, leisi. Jeigu vieną kartą važiavai tam, kad suprastum iš vis, kaip tai veikia, didelis workationas buvo irgi mano tokiam bucket list item, ką norėjau padaryti kada nors su darbu, tai padariau ir tikrai buvo įdomu, nors neturėjau jokių lūkesčių, bet aš galvoju, kad tas fainumas iš esmės yra tame, kad aš laiką praleidau su kolegom, kurie man šiaip patinka kaip žmonės. Ir ar tai buvo labai kažkokia graži atostogų sala, ar tai būtų, nežinau, kaimo sodyba Lietuvoje lapkritį, kur tu ten su ta pačia komanda kažką statytum ir darytum. Tai man atrodo, kad man šiek tiek aukščiau yra ne pati lokacija, o tas timas, kad tu kažką bendro tokio sukuri ir nuveiki. Tai jeigu žmonės, pavyzdžiui, to neturi ir tada jam, ir tada jų asmeniai draugai, jų šeima, jų kažkokie kiti sportas ar kažkas, tampa tokiu kaip aukštesniu prioritetu ir jiem praranda tą naujumą ir tada netiek įdomu. Ir aš galvoju, kad čia iš vienos pusės, kad tu sakai, tau buvo įdomu, ar ne, ir vienas bucket listas, bet lygiai taip pat, jeigu tai yra nauja komanda, tai visai įdomu sudalyvauti workation'e ir aš galvoju, kad su didelė dalim naudų, kurios yra tokios grupinės iš organizacijų pusės teikiamos, tada vienas dalykas, kad darbuotojas įsivertina, kodėl jisai tą daro, kodėl jisai naudojasi arba dalyvauja tame. Bet lygiai taip pat organizacija irgi turi gerai įvertinti, o kodėl jinai tą daro ir ko jinai siekia tą naudą. Jo, ir aš galvoju, kad gal ne visą laiką įmonės ir žino, bent jau, aš žiūrint iš darbuotojo pozicijos ir matant tą naudų krepšelį, gal ne tokį, kokį aš jį ten suprantu, man ne visą laiką gal irgi būna aišku, ko mes tom naudoms, ko mes siekiam. Ar įmonė nori, tarkim, išlaikyti esamus darbuotojus, kad tą, ką jau atsirinko, tie žmonės, jiems patiktų, būtų gera, jie čia rastų kažkokią pridėtinę vertę ir tiek darbe, tiek naudose ir jie čia liktų ilgiau. Ar įmonė nori valdyti darbuotojų kaitą, kad tiesiog jau tas, kas dirba pas mus, tai ten ir liktų ilgesniam laikui, nes tiesiog naujus žmonės onboardinti kainuoja ir trunka pakankamai ilgai. Gal tos papildomos naudos yra skirtos didinti produktyvumą. Tai pavyzdžiui, visi sveikatinimo dalykai, kad nesirgtum, būtum sveikas, tiesiog jaustumės gerai ir tas tavo darbo funkcijos tau nebūtų kažkokia kaip sunku, bet tiesiog būtų lengva ir įmonė skatina šitą dalį. Ir čia jau kaip skirtingai gali pažiūrėti, bent jau tarp šitų dviejų. Trečias dalykas, galvoju, kad tos naudos, bent jau kaip aš suprantu ir kaip man taip atrodo, ar ne, kad jos yra skirtos skatinti įmonės vertybės. Tai tiek Patagonijos pavyzdys, kur remia Outdoors Holidays, tiek Japonijos organizacijų pavyzdys, tiek Johnson & Johnson, kuris turi visą baby product line. Tiesiog tos naudos sudizainintos taip, kad jos yra tai kompanijai būtent pritaikytos ir jos kitos atrodytų gal keistai ir iškristų iš konteksto, bet jos padarytos tam, kad kažkokias vertybės kurtų ir stiprintų tą įmonės ethos, sakykim. Dar viena iš priežasčių, kur man to yra šiek tiek tokia tuščia garbė, tai yra kurti įmonės brandą ir tą fun media moments. Tai jeigu mes turim kažkokius, ryškius daiktus, kurie pritraukia dėmesio, o kaip juos jau naudoja, tai tiek to.
Tai toks tada, ta prasme, Instagramable turinys, bet ar ta nauda darbuotojų yra, klausimas. Bet gal tokių irgi šiek tiek reikia, nes viena iš tikslų gali būti ir pritraukti naujus žmonės. Mes norim, kad tiesiog apie įmonę žinotų ir galvotų, ir pavyzdžiui, tiek ir workationo komunikacija yra tiek įmonės viduje, bet tuo pačiu ir išoriai, kur realiai skelbiam apie tai, kas per darbo aplinka tai yra. Ir čia, kad pritrauktume naujų žmonių. Ir gal dar tų tikslų gali būti įvairesnių, ir priklauso, ko įmonė siekia. Aš galvoju, kad čia yra labai geras momentas kviesti mūsų pašnekovę. Tai šiaip labai trumpai. Aš manau, iš tikrųjų, kad Lietuvoje mažai yra žmonių, kurie žino daugiau apie darbuotojų naudas negu Lina Taranenko. Tai Lina Taranenko jau daugiau nei 10 metų atstovauja Lietuvoje tarptautinę Mercer, taip, kad nesuklyščiau, kompaniją, kuri konsultuoja personalo vadovus būtent atlygio ir papildomų naudų klausimais. Tai jinai daro krūvą prezentacijų, jinai nuolat dirba su tendencijom, žodžiu, ją stebi ir visa kita. Tai Lina, prisijung prie mūsų. Tai Lina, labai faina, kad galėjai prisijungti. Man taip pat, man dar buvo įdomu klausyti jūsų iš tikrųjų. Taip, kadangi tu klausėsi mūsų čia, kol mes kalbėjom šitą pusvalandį, tai galvoju, gal turi ką, nežinau, kažkur gal papildyti norėjai, gal kažkur pataisyti, gal mes iš tiesų kažką paminėjom arba net suklydom kažkur. Iš tiesų, tai man taip buvo gaila, kad aš turėjau klausyti ten, nes aš prie kiekvieno dalyko turėjau šį bei tą pridurti. Ypatingai, kai klausit, pavyzdžiui, ar yra Lietuvoje, girdėjau dar tas ir tas, ir jau tu kai tiksliai žinai, kaip tas veikia, kas turi, tai turėjau, bet manau, kad galima tęsti, nes turiu jūs labai labai pagirti, aš jaučiausi truputėlį kaip mokytoja, tai sėdėdama tenai, klausydama jūsų, supratau, kad jūs labai labai gerai padarėt namų darbus ir tikrai pati prisiminiau, kiek daug, ką jau buvau seniausiai pamiršus. Tai puikiai ir aš girdėjau, klausiau kaip ekspertas iš žmonių, kurie naudoja, kurie realiai su tuo nesusiję, nėra kasdienis darbas, tai buvo labai labai smagu išgirsti, kurie veikia, kurie neveikia, tai aš net savo nautus pasidariau, kad kalbėdami su klientais taip pat žinotume, kas veikia, kas neveikia, tai puikiai padarė darbus. Tai gerai, tada pradėkime nuo turbūt įdomiausio klausimo, kas Lietuvoje kiečiausiai varo? Kur jau, jeigu rinktumės darbo vietą, nesvarbu, ką ta įmonė daro, nesvarbu, ką tu tam darbę darysi, bet vien pagal papildomų naudų paketą, tai kur reikia eiti? Labai geras klausimas iš tikrųjų, nes tikriausiai dėl naudų neprisijungčiau nei prie vienos darbovietės ir čia yra tikriausiai esminis dalykas, kurį turi kiekviena kompanija savo atsakyti dėl naudų. Ir labai dažnai išgirstu šitą, kai mes kalbam apie naudas, kad reikia sutvarkyti, reikia ten tą ir tą, išgirstu iš pačių kompanijų atsakymą, jog dėl naudų pas mus niekas neatėjo ir niekas neišėjo. Tai yra tikrai daug tiesos šitame. Tiesiog jos turi būti sudėliotos pagal tam tikrus principus, bet tikrai dėl naudų tikrai niekas neatėjo ir neišėjo. Jeigu aš gaučiau, nežinau, super skanes bandeles kiekvieną rytą, bet darbas man nepatiktų, manęs nemotyvuotų, nematyčiau, kaip galiu karjeros laiptais lipti arba kaip patenkinti savo kažkokius esminius poreikius, tai tikrai neičiau. Tai kas kiečiausiai varo? Tos įmonės, kuriuose darbuotojai nori dirbti, jaučiasi energingai ir yra motyvuoti iš savęs, tai geriausiai tos varo. O ar ten benefitai yra patys geriausi? Ne visada. Jeigu turiu labai gerus benefitus, bet nežinau, ar rytoj turėsiu darbą, tikriausiai tai nepadės pritraukti naujų darbuotojų. Tai šitą, sakyčiau, reikėtų apsibriežti arba prieš kalbant, tokius disclaimerius susidėti, kas yra visų pirma nauda, papildoma nauda. Ir girdėjau, kad jūs kalbėdamus paminėjot, kasgi ta nauda, angliškai yra daugiau terminų. Iš esmės tai galima visai apibrėžti, bet aš siūlyčiau paimti tokį labai paprastą apibrėžimą, tai yra atlyginimas ir yra viskas, kas yra šalia atlyginimo. Tai jeigu mes pavadinsim viską, kas yra šalia atlyginimo nauda, mes tikrai nesuklysim. Ir aišku, jos yra tam tikrom grupėm galima jas po to sudėlioti, lentynas, tai yra, tarkim, darbo priemonės, ką girdėjau ir man labai patiko, kad yra bordas, yra lenta, kur galiu rašyti,
Tai taip, yra darbo priemonės, yra naudos, kurios tarnauja ir darbdaviui, tada yra naudos, kurios patenkina darbuotojų poreikius tam tikras. Bet ar aš gerai girdžiu, kad ta lenta gali būti laikoma, lenta rašyti ir gerai veikiantis projektorius kaip kaina papildoma nauda žmogui? Na, tai yra įrankis, mes galime įvardinti, nes ta lenta gali būti tokia, gali būti sena, gali būti nauja, gali darbuotojai negali prie jos liestis, o gali liestis ir, nežinau, nupiešti kažką pertraukos metu gražaus. Tai tada galim įvardinti, kaip pavyzdžiui telefonas. Telefonas, ar tai yra nauda, ar tai yra nenauda? Nenauda, nes aš turiu naudoti telefoną darbo reikmėms. Bet tai yra nauda, jeigu aš galiu naudoti jį ir asmeniniam reikmėm ir dar įmonė apmoka pilnai sąskaitą, tai tada tai taip pat tampa jau ir nauda. Tai kiekvieną dalyką, kaip ir automobilį, pavyzdžiui, įmonės galime įvardinti kaip nauda arba ne. Pavyzdžiui, kelionių draudimas, ar tai yra nauda? Ne, nenauda, nes aš važiuoju darbo reikmėm ir tuomet man įmonė saugo save, saugodami jūs. Bet jeigu, pavyzdžiui, dar lieku po komandiruotės lieku dar 5 dienom ir galioja ir tas 5 dienas ir viskas yra įtraukta, tada jau yra nauda. Tai va, iš to ir susideda tas 50 itemų sąrašas, ką įmonės laiko papildomų naudom ir ką darbuotojai jaučia. Man pradeda šiek tiek aiškėti. Tai daug ką paminėjot ir tos lentynos svarbu jas susidėlioti ir turėti kiekvieną lentyną tam tikrų naudų, nes jos tiesiog tarnauja kitokiem visiškai, kitokiem tikslam. O tai tada gerai, tada iš Lietuvos įmonių, gal yra kokių nors, kurios tikrai yra apsigalvojusios ir tas jų paketas toks, koks jis yra sudėliotas, yra tikrai gudrus, ten kažkokia didesnė idėja po to ar mintis. Aš gal dar norėčiau šiek tiek išskirti, jog įmonė, Lietuvoje mes esame naudų klausimų, esame tokia, skaičiau, vis dar eigoje, procese ir dar nesame labai arti, esame jau arti vakarų, bet dar nesame ten. Ir įmonės dar tuo pačiu turėtume dėti dar vieną disclaimerį, įmonės irgi yra labai labai skirtingos ir kai kurios jau yra priekyje ir labai labai arti to, kas užsienyje puikiai veikia ir žino kodėl. Ir yra tų, kurios dar nežino, kas to nauda ir kaip jas dėlioti. Tai paminėjot gamybos kompanijas. Pavyzdžiui, jeigu aš ateičiau dabar į įmonę ir pasakočiau apie naudas, kaip jas reikia dėlioti, kad yra naudos, kurios, kaip minėjot, ten, tarkim, sveikatos draudimas, yra workationai, į įmonę, kuri yra gamybos įmonė ir kuri neturi net elementariausių sanitarinių sąlygų. Tai tiesiog būtų nelaikas apie tai kalbėti. Ir mes turim labai labai skirtingas įmonės, sektorius ir jos turi skirtingas naudas. Lietuvoje, skaičiu geriausiai, su tuo, ko teko susidurti, savo klausimus atsakė ir susidėlioja yra puikiai užsienio kapitalo įmonės. Nes jos turi patirtį labai, labai ilgą, tarkim įmonė, kuri gyvuoja 200 metų, steigia filialą Lietuvoje, jie jau yra užlipę ant įvairių greblių. Pasimokę ir žino, kas veikia, kaip veikia ir kodėl veikia. Ir tuomet pasidalina principais, taip, guidelines vadinamos su šita Lietuvos įmonė. Ir jie nenori, jie nesupranta, jie sako, ne, tikrai neveiks, bet užsienio kapitalo, tas, kas dėlioja, iš esmės, jie žino, kad veiks ir žino, kodėl veiks. Ir tuomet lietuviams tiesiog, ta įmonė Lietuvoje neleidžiama lipti ant greblių patiems, sako, va čia yra manualas, tu jo laikykis ir tikrai būsit sėkmingi ir nesuklysit. O tai, Lina, ar tu sakai, kad naudų plotmėje nėra kultūrinių skirtumų ir kad lietuviam nereikia kažkokių kitokių dalykų, negu reikia vokiečiai? Tikrai yra. Tikrai yra ir čia irgi tos pačios užsienio kapitalo įmonės visą laiką vadovaujasi tokiu principu, kad think globally, act locally. Ir su naudom visiškai yra taip. Naudos turi būti pritaikytos pagal to šalies socialinę aplinką, pagal tai, kaip įstatymai ten reguliuoja vienus ar kitus dalykus.
mes mokam mokesčius, ką už tos mokesčius gaunam, ar gaunam ten gerą sveikatos apsaugą, ar gaunam papildomas dienas, ar gaunam motinystės atostogų pakankamai laiko. Ir tai žinoma labai labai svarbu, tam jie žinoma išsitiria vietinę rinką, tik yra tam tikrų dalykų, kuriuos nesvarbu, žmogus turi vienodą poreikį, kad ir kokiam pasaulio kraštelį jisai būtų. Tai yra tam tikrie globalūs dalykai, taisyklės ir yra aišku, tuomet jau žiūrima vietinės praktikos ir ko trūksta. Bet jeigu vis tiek reikia adaptuoti pagal tai, kokioje šalyje ar ne tos naudos bus naudojamos, tai tada kas yra tie grebliai, kad tu mini, kad kai gauna iš tarptautinės kompanijos nuleista tarsi strategija, sakykime, ne, tai nelipant tų greblių. Tai ką tu turi omeny? Nes kaip suprantu, adaptacija vis tiek ir pritraukimas prie vietinės rinkos vyksta. Tai tuomet mes galėtume galbūt šiek tiek ir sugrįžti atgal ir pagalvoti arba apsibriežti, kam iš viso yra reikalingos papildomos naudos. Kam jos reikalingos? Jau galim mokėti atlyginimą ir žmogus pats viską nusipirks. Taip, tai tada čia tie grebliai visi ir slypi, tai aš taip gal norėčiau suskirstyti, labai mėgstu ir šiandieną, kai pakvietėt, man buvo labai didelis iššūkis kalbėti, nes visą laiką turiu kažkokią struktūrą. Mes, kaip, tarkim, kalbam ir su klientais, turim struktūrą, sudėliojam į eilutes, turim į kiekvieną eilutę. Tai šiandieną jos nėra, tai pabandėkim vis tiek kažkokią struktūrą nori sudėlioti. Nes tada atsakysime labai daug klausimų. Tai vienas. Kam reikalingos naudos? Tai pirmas, sakyčiau, grupė, kam reikalingos naudos, tai yra atliepti žmogaus tam tikrus poreikius. Darbuotojo poreikius. Kiekvienas darbuotojas turi šiek tiek kitokius poreikius, bet turi ir labai labai vienodus. Turi, galima prisiminti piramidę, ne Maslau bus šiek tiek kitokia, nes jinai susijusi su darbu. Bet tas poreikis yra pirmiausia, jeigu aš turiu pakankamai pajamų maistui, būstui, tada atsiranda kitokių poreikių. Noriu būti sveikas, noriu derinti darbą su gyvenimu, nes jau populiaru ir vienas iš populiarėjančių naudų čia galima iš karto ir paminėti, kad yra papildomos atostogų dienos, tai kai kas susiduria su problema, kažkas nesusiduria su problema. Taip, bet trendas yra toks, kad daugiau ir daugiau žmonių susiduria su šita problema ir atostogų trūksta ir dėl to viena iš tokių labai norimų naudų yra papildomos atostogų dienos. Nes žmonės jau nenori gyventi įmonėje, jie nori gyventi ir derinti darbą su gyvenimu. Tai atliepti darbuotojų poreikius. Kokie dar yra poreikiai ir čia dažniausiai galima šiek tiek sugrįžti ir pasižiūrėti, o kuo valstybė pasirūpina pilnai, o kuo nepasirūpina. Tarkim, sveikatos apsauga. Taip pasirūpina, bet yra spragų. Tai dėl to toks kaip, tarkim, sveikatos draudimas yra ta spraga sukaišo. Kita spraga yra taip, mes dirbam, vėliau išeisim į pensiją ir džiaugsimės mūsų labai gera socialinė sistema. Taip? Vienose šalyse jį geresnė, kitose yra blogesnė. Ir čia vėlgi, o kiekvienas norėsim ir pasirodo gyvensim ten ir pakankamai nemažai metų. Tai įmonės prisideda prie to, kad žmogus galėtų ten irgi oriai gyventi. Pas mus, minėjot, ar populiaru ar ne, labai populiarėja, bet nėra taip populiaru galbūt kaip Vokietijai, kur negaliu nesiūlyti, nors reikia mums dar labiau nei Vokietijai. Tai yra tam tikrų dalykų. Tai vienas blokas tai yra patenkinti darbuotojų poreikius, kurie tiesiog atsiranda. Kitas tai yra patenkinti įmonės tam tikrus poreikius. Mhm. Ir netgi gal ne poreikius, bet tiesiog tai tarnauja įmoniai. Minėjot team buildingus. Team buildingai vieniem labai patinka. Jie eina, nori, vakarėlis, važiuoja, kitiems labai nepatinka. Ir jeigu paklausti darbuotojų, pavyzdžiui, kaip manot, ar daug darbuotojų atsakytų, kad team buildingas yra didžiulė ir gera nauda? Ne. Tikrai ne. O kodėl įmonės vis dar daro? Nes reikia to organizacijai. Nes organizacija nori, kad darbuotojai būtų labiau bendrautų, labiau socializuotis ir po to efektyviau dirbtų. Tikrai taip. Jeigu mes paklaustume darbuotojo, o ką jis vertina? Ką jis vertina darbe? Ir jis sakytų, aš labai vertinu gerą santykį su kolegomis. Taip. Tai team buildingas yra tik tai priemonė pasiekti tą rezultatą. Tai team buildingo taip reikia įmoniai, bet
Reikia ir darbuotojai. Yra ir kitų naudų, kurios tarnauja darbdaviui. Na, pavyzdžiui, technologijos keičia būdą, kaip mes dirbam. Įmonė žino, kad įmonė nebereikės 20% darbuotojų arba keisis darbas tų, kurie dirba. Ką jį turi daryti, kad nereikėtų atleisti tų darbuotojų, atsisveikinti ir ieškoti kitų, jis turi juos mokinti. Tai tas upskills, vadinamas reskills, permokinti, paruošti rytdienos profesijai, tai yra tai, ko reikia darbdaviui. Dėl to mes turim daug naudų įmonėse, kurios yra mokinkitės, kalbų kursai, ugdyti ne tik profesinės, bet ir jų asmeninės kompetencijas. Nes ateities iš esmės visos profesijos yra susijęs su tuo, kaip mes... Soft skillsais. Taip. Ir dėl to ten randame tame sąraše iš 50 darbuotojas nenori. Aš nenoriu mokintis. Aš baigiau darbą ir einu namo. Kodėl aš turiu mokintis? Bet to reikia. Ir dėl to ta nauda yra. Ir kaip tuomet galima labai tiesiog paskatinti darbuotojus mokintis. Nes mokinimasis toks, kuomet jau subūrėme ten 20 žmonių, ateina lektorius, tai nebėra tas mokymosi būdas, kuris tinkamas šių laikų žmogui. Jis turi pats norėti. Bet kad norėtų, gali įmonę paskatinti. Pavyzdžiui, tie, kurie išmoko ten greičiausiai, gauna 3 atostogų papildomas dienas. Kažkam gal suveiks, kitas gal gauna dar kažką. Tai vat šitą, sakyčiau, mokymosi visą priskirčiau prie tų naudų, kurios tarnauja ir darbdaviu. Aišku, ilgalaikį perspektyvą ir žmogui naudinga, nes jisai bus pasiruošęs rytdienos profesijai. Tiesiog, kad mes nenorim daryti, mes nenorim apskritai pastangų daug įdėti. Norim, kad viską atneštų. Tai yra šitas blokas labai labai svarbus. Tada, ką dar įmonės turi apie ką galvoti, kaip efektyviai naudoti įmonės resursus. Nes jų yra, jūs sakėt 50 naudų, pas kitas gal 100 naudų. Pusės iš jų nenaudoja darbuotojai. Tai tada įmonė turi pergalvoti, ar mes tikrai resursus įmonės, nes galų gale įmonės tikslas galutinis yra pelnas. Aišku, kai steigėsi startuoliai, auga ir ten tų pinigų yra marios, niekas jų neskaičiuoja, tai ir duoda naudų aibės, vėliau tik tai pergalvo, ir kai vis tiek ateina laikas, kai reikia skaičiuoti pelną, tada ir pergalvo, ar tikrai visos veikia. Tai efektyvumui pasiekti irgi yra tam tikrų priemonių. Pavyzdžiui, viena iš priemonių tai yra suprasti, ko darbuotojams reikia ir siūlyti tas naudas, kurias vertina darbuotojai. Bet čia vėl, jau iš karto pirmai kalbant, tame blokelyje įsiaiškinome, kad nebūtinai visos naudos turi būti darbuotojui patikti. Tada efektyvumas tai yra lengvatos. Valstybė labai lengvai sudėlioja iš tikrųjų tokias irgi gairias įmonėms, jeigu įmonėms, kuriuose personalo neturi arba visiškai nežino, nuo ko pradėti, sudėliota jau yra valstybės. Ir ne tik Lietuvoje, labai ir iš tikrųjų daugelį šalių, praktiškai visose. Valstybė sako, mes turime tikslų tam tikrų, įmonės padėkit mums siekti šitų tikslų, nes mes neturim biudžete pakankamai pinigų. Arba yra tam tikrų socialinių spragų ir kad jas atlieptina arba sukaišyti tas spragas, mes duodame jums darbdavy lengvatas, prisidėkit prie to. Paprasti pavyzdžiai Lietuvoje, tarkime, turime mes lengvatą pensijų kaupimui, turime gyvybės draudimui, turime sveikatos draudimui, nes taip valstybė to pasirūpina. Tuo pačiu spragų yra. Tai reiškia, kad duodam lengvatą, tą eurą išnaudotą, eurą galės įmonė ir investuoti tam, kad sukaišytų šitas spragas. Tai yra tokių dalykų. Yra ir, pavyzdžiui, viešajam transportui nauda. Kodėl? Nes norime, kad eiti prie ekologiškesnio gyvenimo, kad mieste nesidarytų spūstis, visi pereitų prie efektyviau važiuotų 3-4 arba viešuoju transportu. Dėl to valstybė duoda lengvatą viešam transportui. Ne automobiliui, bet viešam transportui. Tai taip galima pasižiūrėti šiek tiek ir per tą prizmę. Tai ką valstybė remia, matyt greičiausiai, kad tai yra ir efektyvus, ir labai tinkamas būdas, kaip dėlioti naudas.
Bet čia, Lina, aš taip suprantu, kad čia kai labai sąmoningai yra dėliojama, ar ne? Vat, nauda sudėlioti sąmoningai. Ir tada suprantu, kad žiūrima į tai, ko trūksta, žodžiu, ir kažkaip bandom atliepti. Nu, jeigu geriausias rezultatas taip susidėliotų, arba taip pat atsižvelgiant į organizacijos poreikius. Tai ar tai reiškia, kad pas mus nebus vaikų darželių? Nes kaip ir valstybė teikia šitai, tai galvoju. Vaikų darželiai yra įmonių, kurios siūlo. Ir vaikų darželiai puikiai atliepia valstybės politiką. Nes valstybė skatina gimstamumą. Demografinė situacija yra labai prasta. Tai reiškia, kad valstybė irgi, lengvata kainuoja valstybė. Tai aišku, vis laiką labai yra pergalvojama. Bet tai atliepia tą poreikį, tai reiškia, kad darbdaviai turėtų tai daryti, valstybė dar idealiu atveju turėtų prie to prisidėti, nes tai yra, atitinka visiškai tai, ko siekia. Tai, Lina, ką pasakai, kad yra darželių, kas šiaip mane labai pradžiugino. Aš galvoju, kad tai yra šiaip labai tokia, naudinga lengvata iš tikrųjų. Net ir Lietuvoje, nors mes turim tos už valstybinius darželius, bet vis girdim iš draugų tėvų, tai aš nuolat girdžiu tam problemas vasarą į juos patekti, bet turim gerai, bet suprantu, kad turim mažai. Ir tada klausimas kyla, tai ar tai yra labai brangu, žinai, ir dėl to mažai organizacijų tą daro, ar tai yra labai siaura, mažai darbuotojų kategorijai ir labai fiksuoto laikotarpiu gyvenimo reikalinga nauda? Yra tiesos visur, ką minėt. Tai vienas dalykas, tai nėra valstybės lengvatos, reiškia, kad pinigai įmonės nebus labai efektyviai išnaudojami. Kitas tai yra be galo brangu. Tai jeigu kalbėtume apskritai apie naudų kainas, tai yra viena iš brangiausių. Maitinimas iš esmės yra pats brangiausias, nors labai nori visi ir galbūt dėl to ir nedaro visos įmonės. Ir kad siauram ratui tai nėra svarbu. Iš esmės, kaip naudos yra dėliojamos įmonėje, jų turi būti visokių ir pritaikytų visiems. Kuo daugiau ir kuo įvairesnių. Čia yra pagrindinis naudų formavimo principas. Kuo daugiau ir kuo įvairesnių. Tai galbūt pilnai ir nesakiau, bet dabar, kol nepamiršau, šiek tiek pailiustruosiu, kodėl kuo daugiau ir kuo įvairesnių. Nes ir dar apie lankstų, labai norėčiau pasikalbėti apie lankstų, kai žmogus renkasi, nes čia tokia vienas ir atrodo, kad piliulė nuo visų ligų, tai taip irgi ne visai yra. Tai kodėl kuo daugiau ir kuo įvairesnių, nes visi darbuotojai yra tam tikrose skirtingose gyvenimo etapuose ir situacijose. Ir vieniems galbūt reikia darželio, kitiems nereikia darželio. Vieni darbuotojai yra sveiki ir jie nori sveikatinti, sportuoti, kiti turi namie mažametį neįgalų vaiką ir jiems reikia jį prižiūrėti. Tai reiškia, kad naudos turi atliepti ir vieno, ir kito, tą lūkestį. Poreikį gal nelūkestį, ir lūkestį taip pat. Kitas dalykas, kai kalbam apie lankstų, kadangi šiuo metu tikrai labai jaučiam didelį tokį trendą, čia, kadangi tai yra podcastas, galima kalbėti ir šiek tiek ne taip, kaip tikrai galima. Tai taip. Gerai. Tai aš šiek tiek irgi įterpsiu tokių dalykų. Tai kai lankstu, atrodo, kad lankstumas tai yra receptas viskam. Ir dabar, kadangi jau truputėlį teorijos pagvildename, suprasite, kodėl tai nėra receptas. Pavyzdžiui, įmonė skiria 5,000 eurų papildomoms naudoms kiekvienam darbuotojui per metus. Ir mes sakom, kad efektyviausiai išnaudotume šitus 5,000, leiskim darbuotojams patiems pasirinkti. Galim sudėti į platformą, nesvarbu, kaip tai įgyvendinsim, techninis tas įgyvenimas nėra svarbus, nes pradžioje reikėtų pradėti nuo politikos sudėliojimo, strategijos ir tik tada prieiti prie to, kaip tai efektyviai daryti. Tarkim, turim kažkokią aplikaciją arba turim būdą įmonėje kažkur vidiniuose sistemose tokį funkcionalumą, kiekvienas 5,000 eurų nukreips ten, kur jie nori.
Nu, ir vienas, aha. Aš atsiprašau labai, tarp kitko, kaip tik skaičiau, kad Dropbox'as beje daro vat, būtent tokią sistemą, turi $5,000 ir kad tu pats pasirenki, kur nori. Tai galėsim iškirpti jiem tą dalį ir pasakyti, kodėl jie blogai daro. Oi, bet aš tikiu, kad jie gerai viską sudėlioja, jie taip viską, nes mes ir turim daug, iš tikrųjų tų įrankių yra ir Lietuvoje, labai nemažai, ir užsienyje, ir vat, minėjot UK pavyzdį, tai visa tai ir daroma yra per platformas, ir mūsų pačių įmonė irgi turi, puikiai žinau, kaip veikia, puikiai žinau, kur neveikia. Tai gerai, dabar tie 5,000 eurų. Aš turiu atlyginimą ir turiu 5,000 eurų. Ir man įmonė siūlo ten kažkokį sąrašą. Ir dabar prisiminkim, kad kai kurios naudos turi tarnauti įmoniai. Tai ar žmogus pats iš tų 5,000 eurų nusipirks kelionę workation už 2,000 eurų? Kai kas nusipirks, kai kas nenusipirks. Tada kažkas nusipirks už 5,000 eurų, nežinau, naują dviratį labai gerą. Metų bėgyje jam prireiks papildomo atostogų dienų, jam prireiks, nežinau, ten pensijos kaupimo jam tikrai neprireiks, bet mes žinom šiaip, kad jam gali prireikti, kai išeis į pensiją tokio dalyko. Susirgs jisai, pavyzdžiui, jau bus išleidęs dviračio, dabar serga, jam reikia eiti gydytis. Tai negalime mes taip laisvai paleisti visų darbuotojų pačiam nuspręsti, kaip naudoti. Jis neis mokintis, jisai neis, nedarys krūvos dalykų, ko reikia įmonei, ko reikia jam. Ne visada žmogus ir yra sąmoningas pagalvoti ir žino, ko jam reikės. Galbūt sąmoningas taip, mes kalbam apie tech darbuotojus, tai tikrai yra sąmoningi, finansiškai edukuoti ir visokia kitokia. Bet tiesiog mes negalim žinoti, kada ištiks gyvenimas, kaip sakoma. Tai už tai negalima taip laisvai, bet aišku, tai dėl to, jeigu pasižiūrėtume į Prancūzijos, UK ir kitų šalių pavyzdžius, tų vakarų, jos sudėlioja labai protingai. Jos sudėlioja core dalykus, kurių negalima judinti. Ir ten yra ir mokymai, ir papildomos atostogų dienos. Ir čia yra ir galimybė tiems, kuriems gyvenime netaip pasisekė, galbūt naudotis tam tikrom naudom, kaip pavyzdžiui, neįgalių vaikų priežiūra. Arba ten mamoms maitinančioms ten dar kažkas. Na ir tame core dalyke yra visa tai, kas sukurta užbėgti įvykiams už akių, pagalvoti už darbuotojų priekį. Ir jis jau negali jo judinti. Jam nepatinka. Labai tikrai žmonėms, darbuotojams nepatinka, kad jie gauna, nežinau, tarkim, visi pensijų kaupimo arba visi sveikatos draudimas. Aš nenoriu, aš geriau duokit man grinais, aš čia ir dabar išnaudosiu. Na ir tada gali būti flex dalis, kuri jau pats žmogus gali nuspręsti, ar tai dviratis, ar tai kėdai. Ir čia miniu pavyzdžius iš Lietuvos, čia neminiu. Turi tikrai įmonės fondus, kurie yra skirti sveikatingumui, bet tas sveikatingumas gali būti visoks. Galima kėdus, galima aprangą pirkti, nes ne visi eina į sporto klubą, o kitas galbūt ten į sporto klubą. Populiaru, na ir čia irgi dar visokių tų klaidų ir problemų yra, bet jeigu taip dėliosim, kad core tai yra įmonės strategija atliepiančios naudos ir tada jau flex dalis, tai skaičiau visai įmanoma pasiekti tą tokį labai, labai neblogą viduriuką. Kokios klaidos, kur užlipa dažniausiai tas greblys, kurį minėjau, tai yra, kai nėra strategijos. Sako, yra laisvų 1,000 eurų, žmogau, eik pirk, ką nori. Ir dar duodam platformą, kur labai patogu galiu. Kaip manot, gal aš tokį klausimėlį užduosiu, ką žmonės išsirenka, kai duodam visišką laisvę išleisti tos pinigus papildomom naudom? Kvepalus, kokius nors, ką nors tokio, kas yra labai vartotojiška ir ko šiaip savo prabangos koks nors dalykas, kurio neleis. Atlyginimo lygis čia prie stalo yra pakankamai geras, jeigu galvot apie kvepalus. Aš galvojau, kad bus kas nors tokio, kur niekiek nedarbuotojo strategijai. Aš tai galvojau, kad tu sakysi, kad maždaug kažkas tokio, kur šiaip savo gal ir nelaikyčiau, žinai. Ja, bet jeigu Lina pasakė apie pajamų lygį, tai matyt kažkas, ko tau tikrai reikia. Ko reikia? Na, iš ties praktiškai, nežinau tiksliai, ar tai būtų 96 ar 98%, bet labai labai arti 100 išleidžia maistui, Bolto kuponam ir Akropolio čekiam.
Akropolio arba, na, kažkaip. Kodėl? Aš gal nesuklydau su tais kvepalais, kalėdų dovanas. Nebuvo labai suklysta. Kodėl? Nes aš leidžiu tam, ko man reikia šiandien ir dabar. Man šiandien ir dabar reikia pavalgyti pietus. Čekiai, labai patogu, aš galėsiu visiems nupirkti dovanas per kalėdas, nereikės investuoti savo pinigų. Ten, kur aš taupau savo asmeninę piniginę ir to, ko reikia man šiandien ir dabar. Tai įsivaizduokit, kiek atliepia įmonės poreikį, kai mes duodame pasirinkti, o darbuotojai pasirenka maistą ir kuponus. Tai kokią žinutę tai neša darbuotojam? Kokią žinutę mes nešam nupirkdami darbuotojų bandelę? Koks mes darbdavys? Kad valgyt neturi ko. Šiaip, kad atlyginimo neužtenka, arba kad atlyginimo neužtenka maistą. Kaip tu sakai, tai yra ne Maslow piramidė, o darbuotojo piramidė, ir kur sakai, pradedam nuo to, kad darbuotojas turi ten, nežinau, stogą ar ką valgyti, ir tada jau kitos augimo ir taip toliau naudos, tai čia realiai yra ant pirmo laiptelio. Labai arti. Tai už tai tas visiškai laisvai, jis negali būti tiek. Bent jau tuomet, jeigu tie pinigai gali būti išleidžiami lankščiai, laisvai, turi būti sudėliota kam. Nes čia įmonė, ir nepaminėjau to, kad turi tarnauti darbuotojų poreikius patenkinti, tada darbdavio. Ir kas yra dar svarbu, turi nešti kažkokią žinutę. Formuoti darbdavio įvaizdį. Tai kokį darbdavio įvaizdį formuojam, nupirkdami tą kuponą. Kokį įvaizdį mes formuojam, kai mes sakom, kad mes darbuotojam apmokėsim, čia labai realus, lyties keitimo operacijas. Arba nevaisingumo gydymą apmokėsim savo darbuotojam. Arba turim naudas, kurios yra nukreiptos į šeimą. Darželis, auklė apmokam, visos naudos yra skirtos šeimai, jeigu perkam bilietą, tai ne vienam, o visiems visai šeimai, ten jeigu spektaklis ar kažkoks. Tai irgi labai svarbu, renkantis darbdavį, yra, koks jo įvaizdis yra. Kas tai darbdavys? Kupono darbdavys ar, nežinau, šeimos darbdavys? Tai irgi čia dar viena ta kategorija, kur turim pagalvoti. Tai ir, kaip dar pasidalinau, mes šiek tiek telefonu, kadangi kalbėjom prieš šitą tokiais įdomesniais faktais, tai iš tos laisvės srities, jeigu dar ją šiek tiek pratęsiant, tai darbdavys turi pagalvoti į priekį. Ir vienas toks labai realus pavyzdys, tarkim, žmogus dirba 10 metų įmonėje, susirga kritinė liga, ir ką daro darbdavys? Vienkartinė išmoka duoda. Tas, kuris leido lankščiai rinktis naudas. Jisai gali pasakyti, tikriausiai, jeigu visą laiką leido lankščiai pasirinkti ir žmogus susirgo, taigi tu pasirinkai bandelę. Ar tai bus labai socialiai atsakingas darbdavys? Taigi pats rinkaisi, mes tau davėm, tugi bandelę pasirinkai. Tai dabar kažkaip, nežinau, tas spragas gali pats susikaišyti. O jeigu darbdavys, kuris taip turėjo tą dalį ir turėjo laisvą dalį, jis sakys, mano krepšelį yra, tau numatyta tam tikra nauda, prašau, tau 50 000 eurų, spręsk tą problemą, vyk į užsienį, gydykis ir mes tavęs lauksim, kad tu sugrįžtum, nes toj daly tai buvo numatyta, kad jam kažkas nutiks. Tai čia tas pavyzdys gali puikiai parodyti, kodėl reikia ir kodėl ten turi būti įvairių, nes įvairios situacijos nutinka. Ir aišku, laisvė yra gerai. Visiems patinka rinktis. Wow, yra reikalų čia su to. Tai jūs, kaip minėjot, pokalbio pradžioje pradėjot kalbėti, kad tai yra ir skirstymas. Taip, tai yra iš esmės mokslas. Ir dėl to ir mūsų įmonė konsultuoja užsienį, ypatingai Lietuvoje nelabai kam šitas mokslas yra įdomus. Todėl mes Lietuvoje, kaip Gintė klausė, ir įdomus darbas, įdomus, jeigu būtų poreikis tam. Taip. Bet tai yra iš tikrųjų, tai yra didelis mokslas. Unikalų svečią Lietuvoje, nes tokios antros lynos turbūt ir kaip ir nėra. Nes net ir vienos per daug. Wow. Aš gal tokį tada, Lina, paskutinį klausimą, nes šiaip labai daug visko papasakai ir, žodžiu, yra reikalų jo, čia su tom naudom, tai galvoju, taip grįžtant prie truputėlį tokio lengvesnio. Tai jeigu pati savo organizaciją darytum ir galėtum daryti viską, kaip, žinai, kaip nori,
ir yra pakankamai lėšų, ir, žodžiu, ir žodžiu, masto ir visa kita, tai kaip tu tas naudas formuotum pas save? Niekada apie tai negalvojau, bet iš tikrųjų, aš pati dirbu įmonė ir turiu komandą ir matau, kurios veikia, kurios ne ir kuri mane pačią motyvuoja. Aš pradėčiau gal nuo tą mokslą, nuo mokslo pagrindų ir dėliočiau nuo pagrindų. Tai pradžiai ir pradėčiau nuo Maslow piramidės apačios. Tai visų pirma turi būti sudėliotas atlyginimas toks, kad man nereikėtų galvoti, kad iš papildomų naudų biudžeto man reikia nusipirkti valgyti arba ten būstą. Bet pradėčiau nuo to, kas yra svarbiausia žmogui. Tai yra, pirmiausia, tai yra, kai turiu jau čia maisto, turiu būstą, svarbiausia yra sveikata. Tai šita dalis yra labai svarbi ir psichologinė, ir fizinė. Ir ne tik, kad kai pablogėja sveikata, kaip ją atstatyti, bet kaip proaktyviai daryti, kad ta sveikata nepablogėtų. Tai prevencinė visa dalis. Tai aš pradėčiau tikriausiai nuo to, tada, žinoma, o ką darysiu, kai visi dabar nori ties 40-45, ypatingai jeigu kalbame apie tech žmogų, pabaigti jau darbą ir tada jau mėgautis gyvenimu, vis dar turiu gerą sveikatą, turiu pinigų, tai aš tada galvočiau, kaip prisidėti man prie darbuotojo finansinės gerovės, kad jis tikrai 45 metų galėtų išeiti į pensiją, keliauti aplink pasaulį, jam nereikėtų laukti tų išmokų, subsidijų ar paramų, kaip čia pavadinti mūsų tą pensijos dydį. Tai aš galvočiau apie tai, nes įmonėms yra irgi suteikta lengvata, suteikti įrankiai, tą tikslą pasiekti, padėti darbuotojui pasiekti greičiau, nei jisai galėtų pasiekti pats. Tai skaičiau, kai core dalykais yra pasirūpinta, tada būtų labai svarbu yra darbuotojui suteikti galimybę derinti darbą su gyvenimu, nes visi tyrimai naujausi rodo, kad nieks nebenori arti, nieks nebenori, ten įmonėje darboholizmas nebėra trendas ir žmonės nori gyventi ir kad dirbti darbus, kuriuo jos motyvuoja, padeda įti priekį, nori žmonės keltis ir jaučiasi energingi darbe ir dar gali tuo pasidalinti. Ir grįžta nepervargę ant sofos, bet grįžta energizuoti. Tai aš galvočiau, kaip atliepti šitą poreikį, kaip sudėlioti darbo grafiką, kuris leistų tai daryti, kaip leisti dirbti galbūt ir iš užsienio, jeigu žmogus iškeliauja, nes jo antra pusė galbūt gavo Šveicarijų darbą ir ar mes jau su juo atsisveikinam, ar leisim jam dirbti ir iš tenai. Tai tą balansą pasiekti, kiek tų papildomų atostogų, kalbėt apie neribotas atostogas. Ir yra Lietuvoje įmonių, kurios neriboja atostogų. Kaip manot, ar jomis yra labai naudojamasi? Ne, aš irgi galvoju, turbūt, kad ne, bet... Nes aš juose nedirbu. Ir aš galvoju, daug ten yra psichologinių niuansų, ką tu sakai, kad tu su drauge irgi šiek tiek diskutavai, ar ten kartais gali būti kaip ir leidžia, bet ar tikrai galima, žinai, tas toks leidžia, nebūtinai reiškia, kad galima. Laisvė ne visada yra pats geriausias sprendimo būdas, nes iš ties, jeigu tu turi krūvį tokį, kad tu net neturi galimybės pasinaudoti jau tomis, kur priklauso 20 ar 25 dienos, tai tas beribis yra niekas. Čia yra tik tai skambi frazė, kuri realybėje neveikianti. Tai pirmiausia, reikėtų tos krūvius sudėlioti taip, kad aš galėčiau bent tiek, kiek yra pasinaudoti. Tai aš, kalbant apie naudas, visiškai galvočiau apie tokį galbūt pagrindinius dalykus ir paliekant tą nice to have dalyką, bandeles, vaisius. Jie, taip, teisingai pasakėt, iš tikrųjų labai teisinga buvo mintis, kad jas vertina tik tada, kai jų nebelieka. Ir jos nėra tai, ką žmogus įvardintų kaip naudą ir kas labai motyvuotų. Taip, gerai, faina, kad yra, kad nereikia už kavą mokėti darbo vietoje ir yra ir tokių pavyzdžių visų. Buvo bent jau anksčiau, tai tikrai nemažai. Tai aš galvočiau apie pagrindinius, pamatinius dalykus ir taip ir dėliočiau naudas. Tai tas derinimas gyvenimo ir aišku, ugdymas. Nes turime visokių žmonių, bet ar įmonė nori turėti žmonių, įmonė, kurie nenori augti ir tobulėti.
irgi tikriausiai nelabai. Tai čia labai gerai atskirti, vat, kas naudojasi, kas ne ir pamatyti. Ir dažnai netgi mokymus yra skiriami netgi ir procentas nuo atlyginimo. Tai yra labai didelis, būna ir iki 5, iki 10%. Tai aš taip vat, palikčiau gal tos tokius visas nice to have. Kas dar svarbu, vat, kalbant apie dovanas, girdėjau, diskutavot ir galvojat, na, čia gertuvė gerai brandinė ir iš ties kiek daug pasižiūrėjus skelbių ir visur galima pamatyti brandinių, megstinių ir visko, na, tai tik įrodo, kad gal tai nėra labai geras sprendimas. Bet dėl dovanų dar vat, pats žmogus geriausiai žino, ko jisai nori. Taip, galima nueiti ir įsigyti kvepalus, pavyzdžiui, kažkokius, kurių man tikrai reikia. Bet su dovanomis tai vėlgi galiu nusipirkti už atlyginimą, kaip ir jeigu užtenka man jo. Tai labai svarbu dovanas dovanojant ir įmonė, kai dovanoja dovanas, pagalvoti apie žmogų. Tai, kad jis jau galvoja, kad jisai sugaišo laiko, kad jis galbūt išgirdo, ko jums reikia ir nupirko, atnešė ir padėjo, sako, čia tau šitie kvepalai, nes tu svajoji apie juos. Tu nuolat apie juos kalbi. Tai yra daug stipriau nei duoti čekį, kuponą ar persiųsti pinigų ir parašyti su kalėdom. Nusipirk, ką nori. Tai dar gerai, kad parašytų taip, arba skaitų, pervesim daugiau 100 eurų, nusipirk kažką. Tai nėra apie rūpestį, apie galvojimą, apie individualizavimą. Tikrai ne. O dar žmonės, kurie yra be galo užsiėmę, gal ir neturės laiko nueiti tų kvepalų nusipirkti. Bet jeigu man jau atnešė ir dar parašė, tai aš sakyčiau, tai yra labai stipru. Ir kalbant apie gimtadienio, pavyzdžiui, dovanas, anksčiau vis laiką įmonės dovanodavo gimtadienio dovanas. Skirdavo, pavyzdžiui, 20-50 eurų. Žmogus gali kažką nusipirkti. Skamba gerai. Bet kodėlgi jam geriau neskirti laisvos dienos, nes, na, laisvė yra labai svarbu. Kai kam tai bus labai svarbu, bet apskritai arba kartu su juo atšvęsti ir dar padovanoti kažkokią individualią dovaną, arba nueiti kartu ten papietauti, tarkim. Kadangi mes kalbam apie high-tech, na, įmonės, ar greičiausiai, na, tokios auditorija yra tokia, tai, na, jie gali pirkti. Ko jie negali nupirkti, negali emocijos, pagalvojimo, pabuvimo kartu, tai, na, dažnu atveju keičia šitas vienkartinės dovanas, pabuvimas arba laisva diena, arba, nežinau, dėmesys, įvertinimas to žmogaus, skirimas jam laiko, o laikas yra labai svarbus. Aš iš tikrųjų, vienas dalykas, ką labai vertinu, tai aš jau daug metų turiu laisvą dieną savo gimtadienio metu ir tai yra turbūt best thing ever iš tiesų. O dar apie tą pagalvojimą, tai kažkaip prisiminiau, kas gal ne visai buvo labai asmeninta, bet per pirmą COVID bangą mūsų darbovietė kaip tik ten kažkaip, gal nesukalėnom, nes vasario mėnesį ten COVIDas prasidėjo, bet kažkaip ten buvo kažkoks periodas, žodžiu, kad mes visi gavom dovanų treningus. Bet labai patogius, labai kokybiškus, be jokių ten, buvo kažkur logotipas, bet ten nieko ryškaus, nieko... Švidinės pusės. Tavęsme tikrai taip labai stilingai, žinai, minimalistiškai, aš turiu pasakyti, tai buvo pati geriausia dovana tuo periodu. Tai, žinai, nebuvo pritaikyta man kaip Vaivai asmeniškai, bet periodu ir visai situacijai, buvo pataikyta tiesiai į 10 ir aš jų beje neišmetu, nors jau jie susinešiojo, nes ką mes daugiau nešiojam kiekvieną dieną tą periodą, vien todėl, kad labai brangi man ta dovana, kur aš tikrai jaučiausi, kad pagalvojo, ko iš tiesų reikia ir kokiam mes dabar visi esam realybėj kokioj. Tai iš tokių, žodžiu. Kiek ir vis dar prisimeni šitą? Taip. Kiek kartų, kiek prisimeni tokių dovanų, kurios buvo pervesti didesnis atlyginimas dėl to, kad įsigytų. Tikrai jie nepaliečia. Visiškai ne. Ir nebūtinai finansiniai dalykai tai turi būti, kaip laisva diena. Aišku, įmonė kainuoja, bet, skirtai tai pabuvimas kartu, nežinau, atsistojimas, paplojimas, pasveikinimas, dainavimas dainos per gimtadienį. Tai kartai gali reikšti daugiau, jo. Taip, tai šitą išnaudoti irgi, labai, reikia tik tai kūrybos, iš esmės, pasitelkti.
Lina, ačiū tau labai. Iš tikrųjų buvo taip įdomu. Aš turiu pasakyti, kad aš kaip darbuotoja galvojantį apie naudas, tai dabar truputį blogai jaučiuosi. Kai išgirdau, kiek visko yra behind, kiek yra logikos, kiek yra apmąstymo ir ypač tas pagalvojimas į priekį už mane, tai tiesiog galvoju, gerai, gal iš naujo aš pergalvoju tas naudas ir kiek aš jas vertinu. Tai ačiū tau labai, buvo iš tikrųjų labai įdomu. Linkiu turiningo pokalbio, dar tęsit, kaip suprantu, jį, taip? Kažkiek minimaliai. Man labai buvo įdomu paklausysiu ir kaip pabaigsi. Tai gero laiko. Ačiū tau. Ačiū. Tai tikrai įdomiai pašnekėjom su Lina. Aš net ir pati nebuvau susimaščius, kiek daug minties ir logikos ir strategijos gali būti už to papildomų naudų mokslo. Tai aš, pavyzdžiui, ką išsinešu iš šito pašnekėsio, kad tas momentas pagalvot už darbuotoją, man atrodo, šiaip toks gana stiprus ir didelis. Ir iš esmės vienas yra kažkokie šorterminiai maži dalykai, kaip vaisiai ir kitos tokios smulkmenos, bet man atrodo, aš pati labiau tokio akcentą dedu ir man pačiai to svarbiau, tada tie tokie long-terminiai sveikatingumo dalykai, kad įmonė rūpinasi, kas bus, jeigu tau bus blogai, gerai bus, kad taip nebūtų, bet jeigu atsitiks, maža ką. Ir aš dar šiaip klausiau ir galvojau, kad mes čia, kai šitą temą rinkomės ir galvojom, ką mes čia norim pasakyti, tai atrodo tokia fun ir lengva tema, kur čia pakalbėsim ir čia gražus dalykai, kažkokie spalvoti saldainiai, bet iš esmės po tuo slypi gerokai daugiau dalykų. Ir aš tikrai galvoju, kad papildomos naudos, jos nėra toks kaip pleistras lūžusiai kojai. Jos niekada taip ir neveiks, ką ir Lina sakė, kad ir kiek mes besistengtume, žmonės ateina į darbą dėl kažkokio pačio darbo, dėl įsivaizdavimo, koks jis yra, bet išeina dėl to, kad jam nepatinka vadovas arba komanda. Tai aš galvoju, tos papildomos naudos tikrai yra per mažas dalykas, kad užglaistytų blogą managementą, kažkokios toksinę kultūrą, kažkokį darbą, kuris visiškai yra beprasmis ir niekur toliau nevedantis žmogaus. Ir aš ką irgi išsinešu, kad tos papildomos naudos yra tos kaip vyšnė ant torto, toks šiek tiek toks nukreipiantis dalykas įmonės kultūrai, vizijai, vertybėms atspindėti. O kaip Vaiva, kas tau čia užstrigo iš mūsų visos diskusijos? Aš tai žinok, jau labai daug tu suminėjai, bet galvoju, aš tai dar kažkur užstrigus ties ta vieta, ką ir sakiau prieš su Lina atsveikinant, ar ne, kad tiek daug Lina papasako visos tos logikos ir kiek yra apgalvota. Aišku, gal nebūtinai kiekviena organizacija pati apgalvoja, ką ir sako, ateina su pasiūlymais, ar ne, bet vis tiek kiek tą naudų sistemą dėliojant, kiek yra pagalvota apie žmogų ir kiek pagalvota į priekį, kad žmogui iš tiesų būtų geriau. Ir taip natūralu, kad ten yra ir organizacijos naudų kažkoks tai kampas, bet jisai būtinas. Ir lygiai taip pat po teambuildingo mums patiem irgi maloniau dirbti vieni su kitais. Tai man toks, aš grįžtu prie to, ką mes ir kalbėjom, kad yra disonansas. Organizacijos iš tikrųjų stengiasi ir daro. Ir kad ir kokios to priežastys būtų, ar jos pačios nori, ar tai yra vienas iš būdų išlaikyti darbuotojus, bet tai vis tiek yra nauda, aš kaip darbuotojas gaunu naudą. Kodėl aš to nevertinu, kodėl aš to net nesuprantu? Tai kažkaip labai aš tame likau, kad iš tiesų organizaciją matyti reikia komunikuoti ir pakankamai daug ir pakankamai aiškiai komunikuoti, kokias tas naudas mes teikiam ir kodėl, gal net paaiškinti tą. Ir čia Lina trumpai dar per pertraukėlę papasako apie situaciją, kur aš prisiminiau mūsų darbe labai organizacijų vykusią labai panašią situaciją, kur mes, visi turim draudimus ir nežinau kaip tu, bet aš tai visada žiūriu tai, kiek ten man padengs procentų ambulatoriškai ten pasigyti, nueit pas gydytoją ir tas ir anas, ir kiek galiu, kokią turiu sumą išleisti bet kam. Ir net neskaitau, kas yra lūžus rankai, ten kažkokie kritiniai, nes man ką tai bus, aišku, kad nebus. Ir čia mes turėjom situaciją, kur mūsų kolega važiavo dviračiu, lūžo ranka 2 mėnesiai namuose. Ir jisai gavo tą išmoką. Ir buvo taip šoking, ir aš galvoju, kad organizacija tai mūsų iš tiesų galėtų apie tai ir daugiau pakomunikuoti, nes mes dažnai, nepagalvojam apie tą situaciją. Ir tada, kai apie tokias situacijas nepagalvojam, tai ir nevertinam, ką organizacija dėl mūsų daro, nes, tu galvoji, kad tu niekada neatsidursi tame. Tai man kažkaip
kaip tu ir sakei, atrodė, kad bus tokia labai lengva tema. Vis dar jinai buvo labai įdomu klausytis, bet aš tam tikrą prasme truputėlį labiau ir organizacijos pusę pamačiau ir savo prisėmiau tokią, kad kažkaip mes nevertinam ir psichologai kaip ir paaiškina, kodėl taip yra, bet turėtumėm. Tai va, ačiū visiems klaususiems, jūsų komentarų ir klausimų labai laukiam po podcastų komentaruose ir šiandien su jumis buvo Gintė Milkevičiūtė. Ir Vaiva Kubilaitė ir Tech Kinship podcastas Balsai. Ačiū jums ir iki kitos laidos.